Tai naujas gyvenimas. Aš gyvenu šią dieną. Atsibudu 7 ryto ir gimiau. Ir sau pagalvoju, kad gimiau. Taip gimstu kiekvieną rytą. Kiekvieną dieną sutinku naują gyvenimą. Sakoma, gauti dieną gyventi čia ir dabar. Čia ir dabar tai galima nebūtinai suprasti, kaip istorijos dalį. Malonu buvo susipažinti. Malonu buvo susipažinti. Tai naujas gyvenimas. Aš gyvenu šią dieną. Atsibudu 7 ryto ir gimiau. Taip sau pagalvoju, kad gimiau. Taip gimstu kiekvieną rytą. Kiekvieną dieną sutinku. Atsibudu 7 ryto ir gimiau. Taip sau pagalvoju, kad gimiau. Kad gimstu kiekvieną rytą. Kiekvieną dieną sutinku naujų gyvenimų. Galima apie jas galvoti, bet jų nereikia priminti savo draugams ir artimiems. Kam rūpi tavo problemas iš tikrųjų? O dar neseniai senėkas, kai čia ten buvo parašyta, kad jeigu tave sutinka kančios, reikia pakentėti truputį. Reikia priimti tas kančias. Nes po tų kančių ateis geras laikas. Laikas, kada tau bus gerai. Aš gyvenu dabar. Išvaldai. Visada gerai. Aš buvo susipažinti. Aš gyvenu dabar. Aš gyvenu dabar. Visada gerai. Kas bus? Kiekviena nauja akimirka, tai naujas gyvenimas. Aš gyvenu gerai. Kiekviena nauja akimirka, tai naujas gyvenimas. Malonu buvo. Aš gyvenu dabar. Visada gerai. Kiekviena nauja akimirka, tai naujas gyvenimas. Aš gyvenu šią dieną. Atsibudu. Aš gyvenu dabar. Visada gerai. Kiekviena nauja akimirka, tai naujas gyvenimas. Kiekvieną dieną sutinku naujų gyvenimų. Aš gyvenu dabar. Malonu buvo susipažinti. Parašyta, kad jeigu tave sutinka kančios, reikia pakentėti truputį. Reikia priimti naujų gyvenimų. Sakoma, gauti dieną gyventi čia ir dabar. Tikėjimas yra labai svarbus dalykas. O ypač šiandien technologizuotoje, medijuotoje, komerciškoje visuomenėje. Tikėjimas yra dabar. Kiekviena nauja akimirka, tai naujas gyvenimas. Aš gyvenu šią dieną. Atsibudu 7 ryto ir gimiau. Taip sau pagalvoju, kad gimiau. Taip gimstu kiekvieną rytą. Dabar. Kiekviena nauja akimirka, tai naujas gyvenimas. Aš gyvenu šią dieną. Atsibudu 7 ryto ir gimiau. Taip sau pagalvoju, kad gimiau. Taip gimstu. Jūsų rankos Galima iš tikrųjų keliauti lankiai ir erdvėjai. Gyventi šią dieną reiškia nesimatinti tų problemų, kurios kažkada įvyko. Galima apie jas galvoti, bet jų nereikia priminti savo draugams ir artimiems. Kam rūpi tavo problemas iš tikrųjų? O dar neseniai senėkas, tai čia ten buvo parašyta, kad jeigu tave sutinka kančios, reikia pakentėti truputį. Reikia priimti tas kančias. Jo pasikeisti. Jeigu kažką blogo padarėjai anksčiau, tai nereiškia, kad tu blogas žmogus, ne? Tu gali pasikeisti rytoj. Jeigu tu gimsi kiekvieną dieną, tai tu sau duodi šansą pakeisti savo gyvenimą. Nu čia aš kalbu, aišku, aš gyvenu šią dieną. Atsibudu 7 ryto ir gimiau. Taip sau pagalvoju, kad gimiau. Gimstu kiekvieną rytą, kiekvieną dieną sutinku. Žmogus šiaip iš prigimties yra geras ir jis turi galimybę pasikeisti. Jeigu kažką blogo padarėjai anksčiau, tai nereiškia, kad tu blogas žmogus, ne? Tu gali pasikeisti rytoj. Galima iš tikrųjų keliauti laikai ir atsibudu 7 ryto ir gimiau. Taip sau pagalvoju, kad gimiau. Gimstu kiekvieną rytą, kiekvieną dieną sutinku naujų gyvenimų. Malonu buvo susipažinti. Pakeisti savo gyvenimą. Nu čia aš kalbu,